Noriu pakviesti Jolantą. Jolantą pamiršau, žinau, kad esi. Ir Jolantą mes seniai pažįstam. Ir iš tikrųjų, jai Dievas davė tokią dovaną eilėraščius rašyti. Ir per eilėraščius tikrai skelbti Dievo žodžią. Taip pat Jolanta gyvena Kauno rajone, Jonavoj. Žemiai Šančiatės laukia irgi. Labas vakaras visiems, taip netikėtai. Bet kada važiavau čia, kažkaip pagalvojau, vat jeigu pakviestų skaityti eiles, aš pajutau, kad aš turėčiau šiek tiek pasisakyti apie tas eiles, daugiau paliudyti. Radioaktyvi, matyti. Na ir važiuodama galvojau, jeigu aš būsiu pakviesta, aš kažkaip kitaip kalbėsiu. Ir tarsi aš žinojau viduj, bet ne, Dieve, aš negaliu to sakyti. Bet jeigu tu norėsi, aš bandysiu. Ir dabar bandau, aš labai nedrąsu. Bet iš tikrųjų norėjau labai pasidžiaugti, kad mes visi esantys čia regime Dievo šviesą ir gyvename jau jo šviesoje. Ir prieš daugelį metų man Dievas parodė tokį, kaip ir, nežinau, pavyzdį, žodžiu, kas yra kiaušinis, bet višta padeda kiaušinį. Ir kas čia yra gyvybė, kas čia yra? Tarsi gyvybė, bet neišsivysčiusi gyvybė. Ir aš suvokiu iš Dievo malonės, kad tas kiaušinis tai yra kaip žmogus net gimęs iš Dievo dvasios. Tai yra kažkokia gyvybės tarpinė būsena. Tai ne tai, ko iš tikrųjų, žodžiu, tam kiaušiniui reikia išsiristi, taip? Ir iš tikrųjų žmogus net gimęs, jisai gyvena kaip tas kiaušinis tamsoj, lukšte, kietas sprandis. Ir jis nieko nemato ir niekam negali pasipriešinti. Jisai rieda tik žemyn. Ir vakar šlovinimas buvo, kad mes žygiuojame, taip ir man, ir ta iš karto mintis, va, Dieve, galiu žygiuoti, tu tiesiog suteikei tą malonę išlysti iš to kieto kelto, pamatyti tave, tavo šviesą ir žengti paskui tave, žygiuoti paskui tave toj pergalingoj eisenoj. Bet žmogus, kuris neišsiritęs, kuris dar yra kevale, kaip tas kiaušinis, jis negali pasipriešinti, žygiuoti ir jisai rieda tik žemyn. Ir kaip aš anksčiau su Karitu lankydavausi kalėjimuose, sakydavau, riedam žemyn kiaušinienį šėtonai. Sakau, jisai mūsų valgys, mums reikia šauktis viešpatės, kad būtume išgelbėti. Sakau, mūsų tikslas išsiristi iš kiaušinio, išlysti iš tos tamsos. Ir sakau, jeigu jau Dievas padaužė šičia jūs, sakau, jisai nori, laukia, kad jūs išsiristumėt. Ir netgi Dievo žodis sako, aš tik kartus norėjau surinkti kaip višta viščiukus. Ir jis iš tikrųjų kitą kartą tokios aplinkybės kaitinančios, karštos, oi, negali pakelt, bet iš tikrųjų jisai mus peri, jisai mus kalba ir šildo tose aplinkybėse, kad mes kuo greičiau išsiristume ir dar pabarbena į mus. Taip pat ir aš turėjau tokį apreiškimą ir negana to, aš vienu momentu jau buvau išvažiavus į Švediją gyventi ir visam laikui. Ir aš susapnuoju tokį sapną, kad, o dar prieš tai, kada išsileidau pirmą tiražą knygelių ir stovi didžiausia krūva, aš taip džiaugiausi ir paskui žiūriu, Dieve, tai ką man dabar su jom daryti? Ir aš girdau, tai tavo bėgiai. Bėgiai, ir aš nesupratau, bėgiai, tai per bėgius važiuoja, nu tai aš turiu važiuoti kažkur su tom knygutėm, nu, žodžiu, nesupratau. Bet gyvendama Švedijoje, išvažiavus galutinai iš Lietuvos, pilnas aprūpinimas, komfortas, žodžiu, mano sūnus kaip krepšininkas, jį ten paėmė žaisti komandą.
Ir aš susapnuoju tokį sapną, kad aš važiuoju metro, tai mano tikėjimas, mano gyvenimas, bet jį vairuoja kitas žmogus. O aš sėdžiu gale metro ir žiūriu į priekį, stebiu visą situaciją, kaip mano tas traukinys važiuoja. Ir žiūriu, kad priekyje kelias toks vingiuotas, kad tas metro, mes žinome, jisai negali taip išsiraityti. Ir galvoju, Dieve, tai kaip dabar bus, ką tas žmogus darys su tuo mano traukiniu. Ir aš pamatau, kad jisai iškiša rankas pro langus, rankos pasidaro didelės, galingos, jisai pakelia to traukinio metro tą priekį ir jisai peršoka visus tuos vingius. Ir taip aukštai jisai šitą traukinį pakėlė ir nusileidom. Ir aš dabar galvoju, oho, geras, ir vėl mes važiuojam, tai gerų kelių tiesiai. Bet man toks klausimas iškilo. O mes ar pataikėm ant bėgių? Gal kaip taip iškilti aukštai ir nusileist, pataikyti ant bėgių, galvoju, čia reikia kažkaip sugebėti. Ir aš iškišu taip galvą pro langą ir žiūriu, kad mano traukinys, mano tikėjimas, mano gyvenimas, aš kažkaip iš karto paraleliai žinojau tas visas reikšmės, jisai važiuoja ne per bėgius, o važiuoja per kiaušinių sietukus ir jie visi trykšta, ir jie visi dūžta, ir jie visi žūsta. Aš prabudau, aš viską žinojau, aš viską supratau. Ir aš suvokiau, va Dievas, kaip jisai prakalba, o paskui panaudoja tą kalbėjimą. Ir aš susivokiau, kad aš ne savo vietoj, kad aš turiu grįžti į Lietuvą, kad duotos tos eilės ir kad aš turiu skelbti Evangeliją, nes kiaušiniai žūsta. O iš tų kiaušinių taigi turi išsiristi viščiukai, turi žmonės atgimti. Ir aš grįžau iš Švedijos ir aš vėl grįžau prie knygelių, aš jas turėjau tą pirmą tiražą, aš jas pusiau ten ir išdalinau, paskui vėl antrą kartą išsileidau, vėl nuleidau rankas, jūs žinot, kad niekam nepatinka eilėraščiai ir kaip čia su jais eisi, bet aš supratau Dievo kalbėjimą, kad tai yra mano bėgiai ir kad man reikia su jom važiuoti. Ir vėl aš buvau paleidusi tas eilės, nes tikrai labai reikia palaikymo dėl eilių, nes, kaip sakau, niekam nepatinka eilėraščiai. Ir tada šį rudenį mane pakviečia į tokį renginį. O, sakau, tai gal galėsi eilės paskaityti? Sako, Jolanta, labai didžiulė darbotvarkė ir visi kalba per daug ilgai kalba, tikrai nebus vietos laiko. Ir aš sakau, Dieve, bet jeigu tu norėsi, aš skaitysiu. Ir tai bus ženklas, kad aš turiu nepalikti šitų eilių. Bet gal kaip tai sėdi žmogus, organizatorius mikrofonų rankui pasakė, kad ne, Jolanta, tikrai nebus laiko. Ir aš ką aš čia kalbu. Ir taip išėjo, kad viena moteris, mes ten buvom darbo grupelėse susiskirstę, ir aš ten paminėjau savo eilės, pasakiau porą posmelių, ir ta moteris, kada išėjo prieš visą salę suskaityti už darbo grupelę, ir jis sako, bet mes išgirdom nuostabias eilės, ir jis sako, ateik, Jolanta, paskaitysi. Ir tas sėdi organizatorius, kuris pasakė, ne, nėra laiko, tiesiog mane pakvietė kita moteris. Ir vėlgi aš supratau, vėl aš turiu tas knygelės imti rankas ir žygiuoti, kad tai yra mano gyvenime bėgiai. Bet aš grįžtu, suskaičiuoju knygelės, vėl jos pusiau uždalintos. Ir sau gerai, jeigu tu nori, aš dabar negaliu įsileisti pinigų, neturiu tiražų naujam. Paskambinu į leidyklą, sakau, jūs galite man išleisti be pinigų, aš neturiu. Sakau, bet aš jas tiesiog platinsiu, pardavinėsiu ir atiduosiu. Sako, taip, tai žinoma, mes į tave pažįstame, nes jau 4. tiražas. Ir vėl aš prieš naujus metus išsileidau tas knygeles. Ir skaudėjo, tu man sakai eiti, tai yra mano bėgiai, bet tu matai, kaip yra sunku. Ir yra vienetai žmonių, kurie palaiko tas eiles. Ir vakar aš čia šlovindama, įsivaizduokit, aš pamatau žmonės ir vėl tos eilės mano bėgiai, bet sakau, Dieve, aš pamačiau, kad bėgiai, jie neklojami per žemę, kad bėgiams reikia pabėgių. Ir va tie pabėgiai yra jūs. Va, Algis, Raimondas, jūs žinote, kas mane palaikot ir palaikote šitą, aš jau drąsiai kalbu, kad Dievo mintį, nes tai tas ir sapnas prakalbėjo.
kad mes šiandieną be Dievo žmonės kaip tie kiaušiniai, riedantis tik žemyn ir tik į pragarą, iš tikrųjų, kaip bebūtų juokas per ašaras, bet tai yra tiesa. Ir va, tos mano eilės daugiausiai apie gyvenimo prasmę. Tai va, labai ilgai kalbėjau, dabar šiek tiek pristatau. Ir kad, nes taip tai laiko stokos. Bet tai nėra eilėraščiai, tai yra eiliuotas kalbėjimas. Tiesiog noriu perduoti tokią mintį, kad kaip aš supratau viešpaties troškimą žmogui, kuris sukūrė mus ir dėl ko. Kad dar prieš visas pradžias, dar prieš pasaulio sukūrimą jau buvo Dievas, jo valdžia, nors dar nebuvo sutvėrimo. Jis viešpats, meilė tobula, troškimas buvo jo tikėti, gyvybė teik versme sava ir kaip šaltinis nuolat lietis. Ne tik šaltinis, ir šviesa, apšviesti žemę jis norėjo, tačiau per ką ir kaip tada dar viešpats mūsų neturėjo. Tuomet sukūrė Dievas mus, kaip puodžių savo brangų indą. Tu Dievo kūrinys, žmogus, jo tikslas tau savim pripildyt, jis nori tave tikėt. Tik tu atverki savo širdį, ramybė, meilė, išmintim, savo šviesa, džiaugsmu pripildys ir jo savybės bus tavy. Taip Dievas bus per mus išreikštas, jo valioj likim, jo minty, te baigės mumise tas maištas, sukurtas tu geriems darbams, kad skleistum žemėj Dievo šlovę ir atiduotum garbę jam, kad teiktumė visiems gerovę. Bet aš šiandien žmogau, žinai, kad Dievas savo priešą turi, o jo labai pikti planai, kaip žmogų užvaldyti jis žiūri. Jo tikslas pasiglemžti mus, vaikus iš dangiškojo tėvo, jis pražudytų mus visus. Bet Dievas šiandien mus įspėja, kad priešas puola per mintis ir savo valią vykdyt verčia, nekęstat, keršyt, nužudyt, paskui kaltes jis mums suverčia. Budėk, prašau, širdies klausyk, nebūk šėtono bendrininku, mus indus trokšta jis daužyt, jau daro tai giliai įninkęs, tarp mūsų sukelia vaizdus, presuoja mintimis į kampą ir taip tampi jam pavaldus, net pakeli prieš save ranką. Bet Dievas keičia likimus, tik tai ateiti pasireikia, kūrėjai tu labai brangus, tave jis šaukia, mano vaike. Jei šiandien netikim Dievu, tai tarsi užsivožęs indas į dangų žiūrime dugnu. Negali mūsų jis pripildyti. Tad atsiverskime, prašau. Jis nori į visus mus lietis, pripildyti meilę, gerumu. Tikrai neteks žmogau gailėtis. Ir pasitrauks baisi tamsa. Tas priešo pyktis ir kartėlis apšvies tave dangaus šviesa. Mes indai jo, o jis kūrėjas.